Dabar greitai parodau jums tokią ištrauką. Čia jos reakcija į lietuvių pasirodymą. Jai labai patiko lietuvių kalba. Prašau. I mean, listen to that crowd. O dabar paklauskim, kaip į lietuvių versiją kitų šalių dainos. Rimdim dim nebėra kelio atgal. Mano dūšiai išnyksta į tamsą. Neberandu kelio atgal. Išėjau, gelbėkitės, matai, mus panikos ataka! What do you think? Aš tave myliu. Patiko. Ukrainos dainą, manau, jums teko girdėti, bet ar žinot istoriją, pavyzdžiui, kaip šios atlikėjos patapo žinomom? Tai Aliona ir Jerry Hale pristato šiais metais savo dainą Ukrainos. Aliona iš viso buvo darželio auklėtoja, dabar garsiausia vos ne Ukrainos reperė, o Jerry Hale darydavo coverius. Tai praktiškai kaip aš gal kažkada. O jų daina yra apie labai paprastą ir gražų dalyką. Viską mes galim pasiekti patys, vat kaip jos ir dainuoja, ar tai yra mama Teresė, ar tai mergelė Marija, jos negimė šventosiom, o patapo. Taip, kad turėkit omeny. Sūnum, mama Teresė, mergelė Marija, motina Teresė yra sūnus. You need to release this. You need to release this, yes. It'll be number one everywhere. Suomiai, žinokit, skandalingi, jų ir pasirodymas pats pamatysit koks. Jie ir laimėjo atranką skandalingai. Komisija davė paskutinę vietą, bet žiūrovai taip užbalsavo, kad velniam ta girdi paskutinę vietą, vis tiek laimėjo. O daina apie tai, kad jokių taisyklių, tai dėl to šiandien juos ant sienos be kelnių pamatysit. Nevadovau, čia mano gyvenimas, tik taip aš jaučiu vėją po sparnais. Tik taip aš išmoksiu skraidyti. Nevadovau, nakties karštyje, kovos azarte. So you like it? I do. Okay. Sylvester, watch out. He's coming for you. Silvestrai. Ir kokie mes būtume lietuviai, jeigu nepakalbėtume apie kaimynus. Apie lenkus pakalbėkim. Pas juos parduotuvėse pigų, tai žinokit, jų pasirodymas man irgi pigiai atrodė. Jų atlikėja 24 metų Luna. Ale jos slapyvardis yra nuo Mėnulio kilęs, tą įkvėpimą vasėmės iš jo, nors šiaip sakė ir pati lunatikuoja, tai gal ir dėl to. Daina yra apie bokštą, apie negatyvą bokštą, kurį jį turim mes nugriauti, bet žodžiai yra dainos, kad jin pastatė tą bokštą. Nieko nesupratau, bet pažiūrim, gal lietuviškai supras užsienio tie žurnalistai. Pastatė bokštą, aš praktiškai šalies prezidentas, nagi kyla ir garsiai reikia, aš tas, kuris pastatė bokštą. So what do you think? Lithuanian is a good language. I love Lithuania. I do. I love it. Okay. Sako myli ir mes visus mylim. Apie Silvestrą Belt, man atrodo, jau pasakot nereik. Ir vaikų Eurovizijai dalyvavo ir visur kitur. Daina vadinas Luktelk, bet mes nieko nelauksim, mes jau į areną minam. Tik žiūrėsim pirmą pusfinalį. Balsuokit ir jūs ir nieko nelaukit. Arrivederci.